Labą dieną, Panevėžio Lietaus vaikų klausytojai. Vėl sveikinu jūs tinklalaidėje. Ir mūsų tinklalaidė yra kvietimas kalbėtis kitaip su žmonėmis, kurie jaučia ir mato visai pasaulį kitaip ir kalba su manimi iš viso širdies. Taigi šiandien kalbuosiu su žmogumi, kuris, manau, yra multitaskintojas. Ir turintis daug gal tokių, nežinau, ir veiklų, ir profesijų. Tai pirmiausia, galiu pavardinti tikriausiai ir skautas, ir socialinis darbuotojas, ir bendruomenės telkėjas, ir visai žinau, nesenai yra tėtis. Taip. Ir mano svečias yra Kasparas Vičelis. Taip kaip jau minėjau, Kasparas yra socialinis darbuotojas ir Geltono pasaulio vadovas. Organizacijos nevyriausybinės, taip supratau. Taip. Panevėžio krašto skautų seniūnas. Ir tačiau svarbiausia, gal man atrodo, šioje atveju yra žmogus, kuris nebijo kalbėti apie emocijas, vyriškumą ir bendruomenę. Tai labas, Kasparai. Labas. Ačiū, kad atėjai su manimi šiandien pakalbėti. Ir pradėsiu nuo tokio labai paprasto klausimo. Tai ar esi grynas panevėžietis ir kaip su tuo, vienu žodžiu, vyrišku charakteriu, kai sako panevėžiečiai tokie tvirti, su jumoru? Tai jo, esu panevėžietis, gimęs augęs ir pasivoksiu vieną draugo mintį savo, kad teko gyventi šiek tiek ir užsienį, ir keliauti, ar ne, ir Lietuvoje visų labai daug kur lankytis ir, dar nebuvau geresniai vietoj, nei Panevėžys. Kol kas pasaulyje nemačiau geresnės vietos savo gyventi, negu mūsų miestas. Labai smagu girdėti, nes ir tikrai, aš irgi žiūriu, kad Panevėžys taip patogu dabar tenka dažnai ir Vilniui, Kaune ar dar kažkur nukeliaujam mes daugelis, bet tas toks ir susiekimas ir gražu, bet čia infrastruktūra gal, sakykime, gerėja, bet ir žmonių visai požiūris keičiasi. Taip, bet kaip ir minėjai, turime to savo miesto, to tokio kietumo, charakterio tokio, nesakyčiau, kad tai yra apie lytį. Ar ne, tiek vyrai, tiek moteris mes turim to tokio savo tokio, gal pavadinkim, tiesmukumo panevėžietiško, ar ne, kur negaliu, aišku, suabsoliutinti visiems, bet iš tikrųjų bendrai taip su aplinka, mes gal labiau vardinam, sakom tuos dalykus nuoširdžiau, ar ne, arba tiesiai šviesiai, taip kaip yra, negu galbūt didžiuosiuose miestuose. Aišku, čia priklauso labai nuo žmogaus savybių, bet galim žvelgti Panevėžį tą bendrą panašumą, ne? Kad mes visgi turim to tam tikro kieto charakterio, kuris galbūt tapatinamas su 90-ųjų Panevėžį, ar ne, kartais, bet čia yra turbūt apie mūsų tas tam tikras savybės. Ir aišku, kiekvienas miestas turbūt turi savo identitetą ir Panevėžys jis yra toks. Mhm. Aš irgi, kaip sakau, nenoriu pliotkinti apie Kauną ir Vilnių, bet sako, čia tai Kavenskas, čia tai jau vilnietiškas stilius. Manau, kad ir mes panevėžiečiai turim tokį stilių. Ir tikrai, gal ir pramonės buvo mūsų miestas, gal paskui čia, nežinau, čia tas banditų miestas buvo kabutėse kažkurį laiką, bet labai smagu tikrai ir kai pasižiūriu apskritai, aš ne NVO sektorių dažnai susiduriu, ir tas iš Panevėžio, ir tas iš Panevėžio, tarp muzikantų irgi tas iš Panevėžio, tikrai, sakyčiau, mūsų panevėžiečiai tokie siekiantis tikslo, ką sakyčiau, esi tu iš tų žmonių, nebijantis drąsiai kalbėti. Taigi, jeigu pasakytum vienu sakiniu, kas tu, pavyzdžiui, pats esi labiausiai? Daugiau skautas, socialinis darbuotojas, o gal dar, nežinau, dar kažkas tokio? Aš sakyčiau, kad aš esu pirmiausia Kasparas, bet tiek socialinio darbo plotmėj, tiek dar kažkur kitur turbūt tos skautiškos vertybės ir be krikščioniškos mano vertybės mane formuoja. Tai ir net profesinį pasirinkimą formavo skautai, tai gal labiau sakyčiau, kad visgi esu skautas. Jeigu reikėtų pasirinkti ar labiau socialinis darbuotojas, ar labiau skautas, tai labiau skautas dėl to, kad ir pasirinkau, ar ne, būti tą profesiją, nes kasdien padaryti po gerą darbelį. Ar ne, yra tas jaunesniųjų mūsų skautų, toks dalykas skautų, tai ir noriu daryti tos gerus darbus, Dievui, tėvynei ir artimui. Tai iš to yra išplaukia galbūt, kad aš esu socialinis darbuotojas, be abejo, šeimos indėlis, mama pedagogė ir taip toliau, bet yra labai neatsiejama didelė dalis, kodėl aš pasirinkau būtent būti socialiniu darbuotoju. Mhm. Tai mano ir buvo tas kitas klausimas, tai kaip tu patapai skautojui, kurį jau ir atsakėjai. Ne, neatsakiau, kai patapau skautu. Gerai, atsakyk. Čia labiau buvo apie tai, kad kaip aš tapau labiau socialiniu darbuotoju, ar ne, kad tai formavo. Tai čia galėsiu gal šiek tiek vėliau prasiplėsti. O skautų tai tapau taip.
turiu vyresnę seserį, jinai buvo kandidatė tuo metu į skautus. Ir ką reiškia kandidatas į skautus, tai reiškia, kad tu mokaisi skautauti, bet dar neduodi to įžodžio mūsų pasižadėjimo, ne? Ir mes atvažiavom aplankyti sesės į stovyklą. Ir aš atsimenu, kaip dabar man vasarą iš 4 į 5 klasę kvepia miškas, vaikai atsidenginėja palapines su po lietaus, ar ne, tai tokius tentus, ar kažkokias plastiko gabalus, ar ne, nes visgi 20 keli metai atgal, tai šiek tiek, ar ne? Kitaip jau būdavo plastikas. 20, taip. Ir tada miškas kvepia, saulė šviečia ir aš pasakiau, mama, aš noriu būti skautu. Tai tau tas gamtos artuma yra tau prie širdies? Yra labai stipriai. Aš manau, kad ir kiekvienam lietuviui. Tai miškas yra mano savita bažnyčia, mano ramybės oazė. Tai man tas suveikė, po to aišku, kodėl likai organizacijų jau seka begalę kitų dalykų, ar ne? Tai pradžiai vaikas tai yra stovyklos, ar ne? Kažkokia saugi bendruomenė. Šiek tiek paaugus draugai, ar ne? Nes jau susirandi draugų. Po to jau kai labiau formuojas kaip asmenybė, pradedi galvoti apie vertybės, apie tą pačią ideologinę prizmę, ar ne, skautišką, tai dėl to ir pasilieki. Dabar aš savanoriauju su vaikais ir jaunimu ir su suaugusiais asmenimi irgi savanoriauju, nes vadovauju Panevėžio krašto skautam, tai irgi dėl to turbūt, kad tikėjimas ta ideologija. Tai va, tai yra skirtingi etapai. Tapau grinai dėl to, kad buvo žiauriai faina pamatyti stovyklą, būti toje gamtoje, o po to tu jau augdamas gilinės ideologiją, kuri yra tau artima arba ne. Ir man šiuo atveju buvo labai artima ir yra iki dabar. Tai ką jau ir minėjai, kad skautiška dvasia lydi tave ir šiandien, tai darbas su žmonėmis bendruomenėje gyvenime. Tai koks buvo tas tavo pagrindinis, nežinau, gal mėgstamiausias nuotykis ar kažkokia patirtis? Iš vis kaip tave užaugino ta patirtis va toje skautijoje? Ką tu įgijai kaip asmenybė, kaip žmogus, o gal dar kažką norėtum papasakoti? Tai mes dažnai ir skautų platmei kalbam ir sakom, o koks vienas geriausias yra prisiminimas apie, žinai, tų skautavimų, kur ką tu pasakytum, kad, pateiktum tą organizaciją, kas yra tau. Ir negaliu. Ir negaliu to pasakyti dėl to, kad vėlgi skirtingi etapai, skirtingas požiūris. Kadangi aš pradėjau skautauti 11 metų, mokytis, būti tuo skautu, ar ne, tai ugdė vienokius įgūdžius, ar ne, ir žiauriai fainas buvo turėti savo pirmąją palapinę, ar ne, kuri buvo kamufliažinė, visiškai nekokybiška ir po lietaus tu visas plaukdavai, bet o augant, man ta organizacija davė draugus, davė patirtis, davė saugią aplinką reikštis, kurti, savirealizuoti, daryti dalykus bendruomeniai, ne, kur faktas mes galim sakyti, aš galiu imti ir daryti. Aš nelabai su tuo sutinku, aš manau, kad žmogus vienas neverčia kalnų, mes verčiame kalnus su komanda. O skautuose skiltis yra 5-7 žmonių komanda, kuri, iš principo juda, veikia, ar ne, daro tam tikrus dalykus. Tai man apie tai yra skautai, ne, ta komandinį darbą ir kūrimo pokyčių arba kažkokių tikslų išsikėlimas. Tai turbūt labai sunku atsakyti. Kiekvienas etapas davė begalę skirtingų dalykų ir iki dabar duoda. Dėl to, kad mes dabar 26 metais tikimės, kad balandžio mėnesį atvažiuos iš visos Lietuvos skautai į Panevėžį. Tai organizuojam renginį su komanda kartu. Tikrai ne vienas, kaip sakau, kad Panevėžyje apsilankytų 1500 vaikų ir jaunimo. Jau taip tikimės, kad viršutinė riba 1500, žemutinė riba 1200. Net vėl naujas iššūkis, vėl naujas matymas, vėl organizuoji. Visgi nesu kažkoks renginio organizatorius, esu socialinis darbuotojas. Tai skautai davė tos patirties organizuoti renginius, bet čia yra visai kitas formatas, visai kitas dydis. Tai tu duodi organizaciją ir organizacija duoda tau. Tu įdedi kažkokį indėlį, bet to pačiu tu gali tobulėti. Ir galų gale sukurti kažkokią šventę vaikam, jaunimui, miesto svečiam, ar ne? Parodyti, tai vėlgi grįžtant prie to Panevėžio, aš noriu parodyti tą Panevėžį mūsų broliams sesėm iš visos Lietuvos skautam ir ne tik tai, koks jisai buvo, nes labai dažnai per istorinę mes prizmę, per folklorą, bet norisi galbūt parodyti, koks dabar yra Panevėžys. Koks jis dabar? Ir kiekvieno panevėžiečio paklausim, žinai, koks tas Panevėžys ir visi skirtingai atsakysim, todėl turbūt labai geras tas šūkis Panevėžys kaip mes, ar ne? Tai kad
Nes skautai yra apie labai daug ką mano gyvenime. Ir mano žmona tapo skautė, ir irgi buvo jaunimo organizacijų narė iki mūsų susipažinimo. Tai tiesiog tai yra vertybės. Ne? Ir tu esi apsuptas tų žmonių, kurie turi panašias vertybės kaip tu. Tai mes turim tą žaidimą aikštelę ir kuriam krašte stovim, vis tiek išsiskiria tam tikri, ne? Momentai, bet vertybės ir ta ideologinė prasme yra pas visus labai panaši. Tai skautai vis tiek yra ta bendruomenė, kurioje tu augi. Ir šiaip aš atsimenu, pirmą kartą, kai tave pamačiau, o Dieve, galvoju, nu jau šitas tai viską žino, visur moka pasakyti savo nuomonę ir kiek svarbiausia turi žinių. Tai visą tai tau davė skautai. Ar tu visada toks buvai, bet pavyzdžiui, hiperaktyvus, besireiškiantis, ar vis dėlto tave pakeitė ir kažkiek arba bent palaikė ir suteikė tą terpę būti savimi? Aha, sakai, turiu ką pasakyti visada. Aš turiu viešo kalbėjimo baimę. Oho, nustebinai. Taip, ir ta baimė irgi padėjo veikti skautai, tai mūsų suvažiavimuose, ne, kur mes renkam tam tikrus savo valdymo organus, būna po keletą šimtų žmonių. Ir kai tu jaunuolis 20 kelių metų atsistoji ir matai ne tik tai savo bendraamžius, savo draugus, bet matai savo autoritetus buvusius, kažkada arba esamus, ne, matai brolius seses, kurie vedė tą organizaciją į priekį. Tu turi dar didesnę baimę, ne, ir tu sakai ir bandai, ar ne, perlaužti tą kalbėjimo baimę. Tai turiu tokį smagų įvykį, kur sako, Kasparai, gal dar atsakytum porą klausimų, labai gerai sekasi, o man koja dreba ir aš tyliai sakau, nežinau, ar įrašė girdisi, sakau, jeigu jūs norit, kad dar atsakinėčiau, aš galiu iškrysti tuoj, ta prasme, iš jaudulio baimės. Tai čia tas puikus pavyzdys, kad kaip davė, bet be abejo, tai yra daug dedamųjų. Mokykloje tikrai nebūdavau toks galbūt drąsus, ar ne, bet mokykla tam tikra kita struktūra, bet studijos, Panevėžio kolegijoje. Tarptautinė savanorystė, atsiprašau, ir po to Erasmus Plus praktika, tam tikri darbiniai projektai irgi, kurie yra. Tai negaliu sakyti, kad, kaip sakai, žinau viską ar galiu kalbėti apie viską, bet aš esu siauros srities specialistas, tai yra socialinis darbuotojas ir kas liečia socialinį darbą, ne, taip pat jaunimo politiką ir nevyriausybinio organizacijų išmanymą, aš jau laikau save daug žinančių, tikrai ne viską, bet daug žinančių dėl to, kad, mokysi aukštoje mokykloje, dalyvavai, dirbai jaunimo organizacijų sąjungose, teko prisidėti prie tam tikrų projektų Lietuvos jaunimo organizacijų tarybos, tai iš ten ateina patirtis ir kompetencijos. Skautai atvėrė kelią į kitas jaunimo organizacijas, į tą jaunimo politiką ir tu tada jau ten pasiėmei tiek, kiek gali arba nori. Ir aš šiuo atveju norėjau ir nacionaliniu mastu, pat Lietuvos skautijos, tai tikrai niekur nesavanoriavau, ne, per daug, ta prasme, turiu omeny, kad buvau kažkokios valdančiuosios organus, kontrolės organus, bet Panevėžy tiek Panevėžio jaunimo organizacijų sąjungos apskritasis stalas esu prabuvęs visose struktūrose, tai ir pirmininkų, ir valdybos narių, ir kontrolės komisijos narių, ir biuro vadovų, ar ne, tai reiškia, kad buvau samdomas darbuotojas tos organizacijos, tai yra taip pat Panevėžy buvau savivaldybės jaunimo reikalų tarybos narys ir po to jos pirmininku. Tai skautai tau parodė tą plotmę, davė tą žaidimą aikštelę iš tikrųjų, bet po to tu eini kiek nori, nes mes turim begalę organizacijos narių, kurie veikia savo viduje, tas jaunimėlis, ar ne, pavadinkim, 18 metų, 17, ir jiem gera tai daryti. Ir organizacijos tikslas ir yra atstovauti savo narių interesą. Ne? Jeigu mes kuriam bendruomenę su veiklos modeliu, viskas gerai. Bet Lietuvos skautija, kuo jinai yra nuostabi, jinai parodo, kad mes galime dar daugiau, ar ne? Formuoti jaunimo politiką tiek regioniniu, tiek nacionaliniu mastu. Ir tada ateina, ar ne? Daugiau jau. Dabar tas nevyriausybinės organizacijos teigimas, dabar nebesu jau jaunimo amžiaus grupėje. Tai tiesiog kažkaip norisi kalbėti apie pokytį ir kūrimą būtent Panevėžio mieste, Panevėžio rajone, ar ne? Mes tą žiedinę savivaldybę, tai čia 10 kilų, 5 kilų šiandien ar ten, tai turbūt nelabai svarbu. Net apie Panevėžio apskritį galima drąsiai kalbėti iš tikrųjų. Taip. Gal aš norėčiau apsiriboti, šiek tiek ir norisi kurti, norisi matyti, kad turime tų terpių, ko neturime, ar socialinių paslaugų, ar ne, ar darbo su jaunimu forumu, ar dar kažką, ir norisi kalbėti ir ieškoti to. Aš visgi tikiu, kad turi Panevėžys dar daug neišnaudoto potencialo. Ne? Ir čia galėtume sakyti apie sprendimų priėmėjų valios buvimą, nebuvimą, dar kažką, bet
pilietinė visuomenė, nuo ko mes pradėjom, turi veikti. Mes irgi turime duoti pokytį iš apačios, ar ne? Be sprendimų priėmėjų mes tikrai, šiuo atveju savivaldos, tikrai nepasieksime vieni, bet kažkaip įjungus tą bendruomenę, kuriai aktualu, ar ne, kaip ir jūs atstovaujat bendruomenę, tikrai galime kurti pokytį. Kadangi nuėjom jau tą NVO sektorių, tai dar paklausiu tokį vieną klausimą. Tai kodėl tau svarbu vis dėlto jame dalyvauti ir kas tai tau per galima, nežinau, poveikį kažkokį padaryti, ar tai tau, pažiūrėtos, demokratijos ramščiai kažkokie svarbus vertybės. Kaip taip gavosi, kad, tikrai, pats išvardinai, aš sakiau, dar pati paklausiu, kur tu čia dalyvavai, bet žinau, viską išvardinai to jaunimo veikloje, tai kaip taip gaunasi? Čia savaime taip ta banga nuneša, ar vis dėlto tavo vertybės yra tokios, kad tu nori tame dalyvauti ir kažkaip pokytį daryti? Čia turbūt abu, dalykai. Tai nevyriausybinio organizacijų sektoriai yra lengviau kurti. Nes biudžetas, tai biudžetinės įstaigos, jūs yra didelės, pavaldžios ten savivaldybė ar ministerijai, tada dar turinčios savo atskirą įstatymą biudžetinių įstaigų, kuris dar riboja, ar ne, tada dar kažkokie aktai riboja. Tai nesakau, kad blogai ar gerai, tiesiog kažkokiom iniciatyvom yra lengviau gyvuoti per nevyriausybinės organizacijas, sakykim taip, ar ne, kažkokį dalyką daryti, kuris nėra galbūt net įstatymo numatytas, kažkokia nauja darbo forma, ar ne, kažkoks naujas bendruomenės dalykas. Jo, tai šitas turbūt, kad apie kūrybą, ar ne, tai yra ir apie pokytį. Kažkaip vis dar manau, kad mes savo mieste, savo šalyje galime turėti pokytį iš nevyriausybinio organizacijų pusės. Tai mes jį ir kūrėme, šiuo atveju mūsų mieste. Faktas neišvengiamai yra tas, kad aš noriu, kad tos organizacijos irgi būtų ekspertinės. Tai yra du skirtingi dalykai. Kai mes kalbame apie skautus, kurie yra narystės organizacija, kurie yra labai aiškiai, ir atstovaujant savo narių interesą, ir jas be abejo irgi reikia stiprinti, tiek mažytis, tiek didelės organizacijas, nepriklausomai nuo kalibro, kaip ir Lietuvos vaikai, yra narystės organizacija. Bet mes galim kalbėti apie viešasias įstaigas, kaip nevyriausybinė organizacija, ir kad jos yra ekspertinės ir gali teikti tas socialinės paslaugas, medicinos paslaugas yra teikiančių, nevyriausybinė organizacija. Tai iš tikrųjų yra platus laukas. Dėl to, kad yra Europoje, nedaug Europoje, sakykime, yra šalių, kur yra biudžetinių įstaigų sistema tokia kaip pas mus. Aš net nežinau, gal net nėra, bet čia gali skambėti šiek tiek kaip melas, tai todėl pasilikim tas, kad aš atlikau praktiką Italijoje, tai čia labai aiškus pavyzdys, jie neturi biudžetinių organizacijų. Sistema yra tokia, kad yra nuleista verslui arba nevyriausybinėm organizacijom, Ir irgi prie modelio galim kabinėtis visą kitą, Tai mes šiuo atveju turime labiau, kad mes turim 3 žaidėjus: biudžetą, biudžetinės organizacijas, nevyriausybinės organizacijas ir verslą, Nes verslas irgi gali, mažasis bendrijos, UABai gali teikti socialinės paslaugas, medicinos paslaugas ir visą kitą. Tai ir pasirenki, per kurią prizmę žodžių nori eiti. Ir mano seser šiuo atveju sprendimas buvo, kad mes visgi norime eiti per viešą įstaigą, norime kurti taip, kaip mes norim kurti, norime eksperimentuoti gal net, aišku, saugiose ribose, taip, kaip mes norime, kurti kažkokias naujas programas, galbūt arba pritaikyti darbo metodus, kurių nėra mūsų mieste. Tai tiesiog čia labiau būtų tas apie kūrybą. Ir kitas momentas, aišku, kad tu tada pasirinkit labiau, su kuo tu nori dirbti, kaip tu nori dirbti, Tau neprimeta iš viršaus, ką tu turi padaryti, o tu jau pats rinkėsi. Taip. Aišku, kaip mes nevyriausybininkai gyvenam, paslaugos pirkimas arba projektinės veiklos, kurios finansuojamos, konkursai vyksta, tai vis tiek, mes įpareigoti atitikti kažkokį rodiklį, kriterijų, akredituotis, kad turėtume tinkamus specialistus, bet aš ir džiaugiuosi, nes valstybė turi užtikrinti arba savivaldą, kad tos paslaugos visgi būtų kokybiškos, nes bet kokiu atveju, jeigu mes sakom, kad nevyriausybininkai gali teikti, tai super, bet turi būti kažkokie saugikliai, nes jeigu visi daro, nieks nepadaro, yra toks posakis, tai tiesiog reikia atitikti tam tikrus standartus. Tam tikrus standartus ir tai vėl gal duoda tam tikrą
ir pasilyginimą ir, nežinau, gal konkurenciją, gal netgi, kad geriau tas paslaugas atliktų ir plus dažniausiai nevyriausybininkai, jie vis tiek būna iš tos sektorius, va kaip ir tu paminėjai, su sesė vis tiek jūs abudu iš socialinės srities, su didelio patirtim, tai yra jūs jau atėjot su didelio patirtim, o, sakykime, dažnai būna iš valdžios kartais institucijų sugalvoja kažkas viršui, kur net neturi jokios praktinės patirties su tuo ir ne visada į teisingą sritį pataiko. Bet tai ir norėjau. Arba ne visada atitiks mūsų regione, mūsų mieste, ar ne, kur kalbėjom, kad kiekvienas miestas visgi turi skirtingą, ar ne, tam tikrą identitetą ir visą kitą. Nacionaliniu mastu nuleisti kažkokie dalykai, nekalbant apie savivaldą, ne visada atitiks mūsų miesto arba, rajono apskrities poreikį. Ir čia yra labai svarbu, nes bet kokia atveju ekonominiai rodikliai kiti, gyventojų amžiaus vidurkiai kiti, mokslo aukštojo prieinamumas, medicinos paslaugų prieinamumas, jeigu ne apie miesto, apie rajoną kalbant, galbūt socialinių paslaugų prieinamumas, tai yra begalė dalykų ir nacionalinis lygmuo, kad jisai gali ir žinoti, bet žinoti Vilnių, Kauną, Klaipėdą ir Panevėžį ir Šiaulių, čia kaip pavyzdį, duodu visiškai netitiks. Nes bet kokia atveju, pavyzdžiui, Panevėžį, mes esam senas, pagal amžiaus gyventojų vidurkį miestas, bet mes turime pagal statistinius duomenis beveik 12 000 jaunų žmonių savo mieste. Tai kur mes interesą dedam, ką darom, bet gal tiem jauniem žmonėm netiks tos darbo formos, kurios tinka sostinėje, ne? Gal mums reikia ieškoti naujų formų, arba mums reikia adaptuoti formas taikomas sostinėje, dėl to, kad mes esame mažesnis miestas ir visai kitaip dalykai. Tai norėjau pereiti vis dėlto prie to socialinio darbo ir tavo tos profesijos pasirinktos. Tai kodėl vis dėlto kažkiek jau užsiminiai, nes atėjo čia iš skautiškų vertybių ir taip toliau, bet, sakykime, socialinių darbuotojų, vyrų, tai nežinau, ar labai tikrai vienetai ir, kaip sakom, kabutėse tokios būna net ale moteriškos specialybės, ne? Nes vis tiek socialiniai darbuotojai, žinau, kai mokosi, tai labai daug į atjautą, į supratimą, į žmogų, vis tiek yra tas pagrindas, nes suprasti žmogų elgseną, žmogaus emocijas ir jam pagelbėti. Tai kaip vis dėlto pasirinkimas tas atėjo ir kaip tau sekės toj srity tarp vadinamos moteriškos specialybės? Tai pasirinkimas atėjo taip. Aš 10 klasėje, man atrodo, reikėjo mums pasirinkti kryptį, nes socialinį mokslą dar kažkas tam profiliuodavo, pasirinkti dalykus, kuriuos mokysis ir aš pasakiau, kad aš būsiu istorikas. Ne pedagogas, istorikas arba socialinis darbuotojas, priklausomai kaip čia tie egzaminėliai pasiseks, galvoju. Abidvi tos profesijos, kur visi aplinkiniai sakė, niekada neuždirbsi. Čia yra ekonominis rodiklis buvo pirmiausias. Taip, kad irgi vyram būna, kad atmeta. Ir tada kažkaip 12 klasės egzaminus, kai laikiau istoriją, prasčiau išlaikiau ir tada kažkaip sakau, tai tada socialinis darbas. Aš tikrai nebepamenu, ar pirmų numerių rašiau istoriją ar socialinį darbą. Bet žodžiu, įstojau socialinį darbą ir turbūt čia pasisekė, čia galbūt ir toks Dievo planas, ar ne, kad visgi tam tikro įvykio, kad neišlaikiau taip, kaip tikėjausi istorijos egzaminą, įstojau socialinio darbo studijas, bet aš jų norėjau. Ir tada aktyviai savanoriavau, visą kitą, ir aš pasilikau studijuoti Panevėžį. Aišku, galėjau studijuoti tikrai, manau, valstybės finansuojamai vietai daugumoje Lietuvos kolegijų. Universitetai jau galbūt būtų neužtekę balo. Tai apie valstybės finansuojamas studijas, bet aš kažkaip pasirinkau Panevėžį, nes rinkausi, kad organizacija turi nemažai socialinių partnerių, Panevėžio kolegija. Tada, kad į Erasmus išvykti yra kur kas lengviau, nes mažesnė konkurencija, mažiau studentų norinčių vykti negu kitose aukštosiose mokyklose, kad po to lyg ir jau galvojau gal kada nors apie tarptautinę savanorystę, bet čia kažkokie konkursai vyksta, dar kažkas. Ir čia Panevėžį savanoriavau Jautuolių dienos centre, dabar socialinių pokyčių centras, man atrodo. Taip, socialinių pokyčių. Taip. Ir tada aš pas juos savanoriavau pirmam kurse, paskatintas dėstytojas, kad aš norėjau labai pasibandyti būtent šitą asmenų grupę, ar ne? Su protinė negalia arba su intelekto sutrikimais, kompleksinė negalia. Taip. Ir tada jie man pasiūlė išvykti savanoriauti į Maltą, Kiprą, bet reikėjo labai greitai apsispręsti. Sakau, nežinokit, man reikia užbaigti bent jau sesiją. Užbaigęs sesiją, tada išvažiavau į
Ispaniją, tai sako, pasirink pusį 9 mėnesiam ar 12 mėnesių, aš pasiėmiau 9 mėnesiam, nes dirbau tada pusę metų, kad galėčiau kaip jaunas žmogus Ispanijai kažkur dar nukeliauti. Pagyventi. Jo, bet dėl to, kad mes žinom sistemą, kad yra tam tikras arrival training, atvykimo treniruotės, middle term training, vidurio, ar ne, treniruotė, vidurio mokymai, ar ne, ir tada tu nukeliauju, pavyzdžiui, tas middle term training vyko 1000 kilometrų nuo mano gyvenamosios vietos pačiu. Aš gyvenau Katalonijoje, o mano mokymai vyko Malagoje. Tai nuo Lietuvos yra belenkaip toli, ne? Ir tau apmoka biletą iki Malagos, tu gali atsikelti kokiom 3-4 dienom, pasimti atostogų, nes tu kaip savanoris, tau kaupėsi kaip ir darbė atostogus, po 2 ir gali pakeliauti. Ne? Tai reikia tų lėšų, bet gal gyvenime nebenutiks tą progą. Ir buvo racionalu, kad šiek tiek turėti tų savo lėšų, kaip jaunam žmogui, ar ne? Kad galėtum patirti tą Ispaniją. Tai aš kažkaip esu draugams sakęs, kad jau socialinio darbo studijos to panevežioko, marozo, pavadinkim, mane išmušė, bet liko likučiai. Ir tas gyvenimas Ispanijoje visiškai turbūt būtent išvalė tos likučius jo, nes čia gal biškai taip juokaujant, ar ne, bet iš tikrųjų, tai kai tu pamatai tas kitas aplinkas, kitas sistemas, galų galia kitą kultūrą ir, ką žinai, kai nukeliavom 10, 20, tebūnė 30 dienų į kitą kultūrą, mes jas nepajaučiam. Aš gyvenau 9 mėnesius 16 tūkstančių gyventojų miestelį, kuris vadinasi Tarega, Katalūnijos širdį. Ir tikrai suprantu apie jų laisvės norą ir visą kitą, ne? Bet vien dėl to, kad tu pajauti, gyvendamas ten, būdamas ten, ne? Ir visiškai kitą socialinę sistemą, organizaciją. Tai va, nuėjom čia kažkaip, ar ne? Biškai tai grįžtu atgal, tai ir tai, žodžiu, socialinis darbas buvo dėl to, kad skautai, šeima, tai mano mama yra pedagogė ir mes varydavom tikrai visada ir visakis minėjimus ir dar kažką, kaip vaikai mus mokino, kad reikia savanoriauti. Mano mama pati kai kuriuose organizacijose savanoriavo, ar ne, ir mums rodė tą savo pavyzdį, ne, kad galim savanoriauti. Dabar mama savanoriavo Lietuvos Kutijoje, sūnaus pakalbinta, tai yra, ar ne, tai yra daug dedamųjų. Aišku, buvau jau galvojau, nebedirbsiu šitą darbą, padirbęs pirmus darbus socialinius, sakiau, oi, viskas. O kas išgąsdino? Ar tiesiog pervargai, ar... Sistema, ne? Sistema ir atlyginimas. Sistema ir atlyginimas, dėl to, kad aš savo karjerą pradėjau kaip socialinio darbuotojo padėjėjas. Nes be abejo neturėjau aukštą išsilavinimą tuo metu, tai atlyginimas, yra svarbus, ar ne, bet kokiu atveju tikrai įdedam daug širdies savo darbe, bet, kaip aš mėgstu sakyti, duona pati nenusiperka, ar ne, tai yra svarbu. Ir atlygis, bet po to kažkaip baigdamas studijas grįžau dirbti socialinio darbą su šeimomis ir ten galėčiau pasakyti, kad jau tada irgi labai patobulėjau jau grinai kaip socialinis darbuotojas, o ne... Nes kaip socialinio darbuotojo padėjęs, kaip dirbau, irgi tobulėjau visą kitą, bet toks labiau tenai organizacija buvo su daug tarptautinių projektų, dar kažkaip, ne, tai tokio vienoj prizmiai. Nesijaučiu tokio... Kad darbas grinai su žmonėmis būtų, ne? Ne, jaučiau, kad grinai su žmonėmis, bet kai išėjau dirbti su šeimomis, tai begalį įstatyminių aktų, atvejo vadyba tik metus atsiradus Lietuvoje, tai dar ten pokytis ant pokyčio, nes įvedam sistemą, bet tą sistemą mes koreguojam, ar ne? 20 kelių metų vyras eina šeimom aiškinti apie tinkamus auklėjimo metodus vaikų. Tai turėdavau dar tam tikro pasipriešinimo, ar ne? Kažkokio. Bet visada gelbėdavo, kad, kaip sakot, vyrų mažai, tai kad esu vyras ir iš tikrųjų, jeigu ten ypač paauglystės, tas sunkesnis etapas, dar kažkas, man būtų lengviau prieiti prie jų, prie paauglių. Aš įsivaizduoju tą iš karto posakį, tai tu turi vaikų, ne, tai ką tu gali čia mums paaiškinti? Būdavo tikriausiai tokių dalykų. Ne? Man nebūdavo, bet jaunom kolegijom bendrame amžiam mano tikrai būdavo. Man nėra buvę turbūt dėl to, kad irgi atsineši tam tikrą... gerai, esi vyras, ar ne? Ir kai esi vyras, tada dar net... jeigu kalbant apie auklėjimą, dar kažkas, tai... kažkaip atrodo kitaip žmonėm, ar ne? Kad, čia vis tiek to griežtumo paėm, arba kad galėsi būti kažkoks pavyzdys tiem paaugliam ir taip toliau. Ne, bet... kad ir tiesiogiai nepasakė, vis tiek būdavo tą potekstę, ar ne? Kad tu jaunas, tu vaikų neturi viskas, bet ar tai mus daro specialistais? Ar turim vaikų ar neturim? Ne?
Tai klausimas tik tiek, kiek mes išmokstam ir kiek mes susitvarkom su gautais iššūkiais, dėl to, kad ne tik savo vaikas pervežęs iš gimdymo namų. Tai reiškia, buvo tų praktikų, buvo tų patirčių kažkokių, ar ne, buvo pagalba šeimai organizuoti pavėžėjimo paslaugą ir vežti kartu, ar ne, ką tik gimusi vaikas su mama namo. Tai buvo tų visokių patirčių ir vėlgi, kaip tu reaguoji, ar ne, ir taip tu ugdai savo kompetencijas, tu supranti, kaip veikia tiek, čia jau ne tik socialinės paslaugos, bet ir visos gretutinės paslaugos ir tada dar medicinos ar ne kažkokie dalykai, nes būtent iš tos patirties. Tai vėlgi. Tai dar ir norėjau paklausti, tai kokia tavo to socialinio darbuotojo kasdienybė? Daugiau popierizmo ar daugiau vis dėlto praktinio darbo? Gerai, labai priklauso nuo etapo mano, kur aš dirbu. Šiaip tai daugiau popierizmo turėjau tik tai vienoje nevyriausybininkų dirbdamas, nes grinai projekte dirbau, daug kažkokio ta skaitomybių, galbūt kitų projektų rengimų ir taip toliau, bet dabar, ką aš dirbu, tai aš esu kontakte daugiau, dėl to, kad aš dirbu 4 valandas nekontaktu, 4 kontaktu, tai 4 kontaktu visada su vaikais, 6-13 metų pas mane lankosi vaikai, nes dirbu Smilgių vaikų dienos centre, ir tas 4 nekontaktinio darbo valandas. Bet ką reiškia nekontaktinio darbo valandas, tai reiškia irgi galbūt pokalbiai su savo vadovais, su vaikų tėvais, tai yra dar kontakto, ar ne? Tai nėra tik tai, kad aš dabar čia, žinai, ataskaitas kažkokias teikiu, visą kitą, pats atsakingas už pirkimus, įstaigą ir visą kitą, tai yra daug to darbo, bet yra ir fiziškai, žinai, nuvažiuoti ir užsakyti stalo teniso stalą. Ne, tu važiuoji į įmonę, įstaigą, su kuria yra kažkokia sutartis pasirašyta tos organizacijos, arba kaip bebūtų, ar ne? Tai šiam momentui yra daugiau kontaktinio darbo su vaikais, ar ne? Su vaikais, jaunimu, turiu antrą darbą, kur vedu socialinių įgūdžių grupės, tai irgi tenai tik kontakte. Tai galėčiau pasakyti, kad norėčiau šiek tiek mažiau kontaktų. Šiek tiek būna, kad vis tiek pavargsti, kaip sako, reikia tą konteinerį, kuris prisipildo, išsikrauti, kad vėl galėtum ateiti su tuščiu konteineriu. Kažkaip su metais išmoksti vertinti, įsivardinti. Man labai patinka bendrauti. Aš žiauriai gerai jaučiuosi kalbėdamas, bendraudamas su žmonėm, dirbdamas savo darbą, ar ne, tai ne tik apie bendravimą, bet ir ugdymą, mokymą, neformalų švietimą, socialinių įgūdžių ugdymą, visą kitą, ar ne. Bet aš išsikraunu. Ar ne, tai reiškia, man žiauriai patinka, aš žiauriai gerai jaučiuosi, bet nesi tas ekstravertas, kuris pasikrauna, bet aš išsikraunu, ne, tai tada natūralu, kad jeigu tu išsikrauni, yra dar šeima, ar ne, tai jeigu tu visiems kantrybę išdalinsi tiek savanorystė, tiek šeimoje, tiek kur, tai tada kažkas kenčia, ne? Ir paprastai, žinom, kaip būna, kad namiškiai. Namiškiai dažniausiai kenčia, tai nes mes esame prie namiškių patys pačiausi, kokie mes iš tikrųjų esame. Be jokių kaukių, be jokių įsipareigojimų. Biškelį pataisysiu, galėsit, man nepatinka toks, žinai, ta savoka kaukės. Aš manau, kad jeigu aš dabar prieš jūs sėdžiu su marškiniais, o namie vaikštau su treningais, tai aš nesu dviveidis, ar ne? Tiesiog aš, skirtingas esu aplinko ir mes namuose esam tikriausi, nes tai yra mūsų ta saugi aplinka, ar ne? Ir tada kažko reikia atsisakyti, nes savanorystė mano irgi yra, žinai, su žmonėmis. Suaugusiai žmonėm, vaikais, paaugliais, tai nėra tai, kad, žinai, nuvažiavau ir savanoriauju kažkur maisto banko sandėly, kas yra labai vertinga ir ačiū tiem žmonėm už tą savanorystę, bet aš noriu, kad, aš esu kontakte, noriu pasakyti tai, ne, kad esu kontakte pastoviai su žmonėmis, ne, tai ir kažkurio momentu tu jau nori šiek tiek atsitraukti. Ir kitas momentas ateina, kada aš noriu labiau dirbti strateginiam lygiui. Tai turiu omeny, kad irgi konsultuoti, daryti dalykus, bet noriu ir strateginio mąstymo, strateginio lygmens, kad o ką mes galim galbūt sugalvoti savo miestui, kodėl ir neturim. Ne, kad kas čia galėtų apsimti tą valstybės finansai, savivaldos finansai, ne, ta prasme tiesiog dalyvauti. Ir čia irgi kontaktas su žmonėm, nes tu ne vienas tai galvoji, tu kalbi su specialistais, atlieki kažkokią apklausą, analizę, visą kitą, bet jis yra kitoks darbas. Ne, jis yra kitoks negu tiesiogiai 20-30 valandų su pasiutėliais. Ką aš labai mėgstu, bet tai va. Po to reikia vis tiek jau ir pertraukos padaryti šiokios tokios.
Jo, nes atsimenu, kaip dirbdavau socialinį darbą su šeimom, tai tu atbūni šeimoje, pusvalandį, valandą, šimtinais atvejais ir ilgiau, tu išeini atsitrauki. Kai tu dirbi visada su vaikais, tai reiškia, kad tu esi kontakte nepertraukiamai 4 valandas ir tu negali atsitraukti, gal ten tualeto pertraukėlę. Ne, bet iš principo tu esi visada ten. Ir jeigu vyksta koks konfliktas tarp vaikų arba su vaikais, jeigu kyla įtampa, dar kažkas, tu negali pabėgti, tu visada esi toje įtampoje, ne? Ir kad ir kaip mes sakytume, mes vis tiek socialiniai darbuotojai esam atjaučiantis, empatiški žmonės, ne? Ir tada, to įtampui sunku būti. Ir kartais gali kelios žiauriai geros darbo savaitės būti, bet kažkoks įvykis galbūt su vaikų tėvais, su vaikais, kur po to tu į to įtampoj būni, ten tas 2, 3, 4 teminė valandas jis labai ištaško, nes tu labai jauti. Tai būtent iš tos darbo specifikos, kad tu neturi kada atsitraukti, lygiai taip pat vesdamas grupę. Tu vis tiek 2 valandas esi kontakte ir tu neturi kaip atsitraukti. Tai ir norėjau paklausti, tai ko vis dėlto reikia tiem berniukam, paaugliam, nežinau, būtent tu ir specializuojas. Labai šaunu, nes tikrai specialistų apskritai trūksta, kas dirbtų gal su berniukų, vyrų bendruomenė. O dar, kaip ir tu sakei, tas prioritetas, kad esi vyras, irgi duoda tau pliusų tame darbe. Tai ko reikia paaugliam ir vaikam šiuolaikiniam? Ar tu gali atskleisti kažkokią tokias paslaptis? Kad gal būčiau suprastas, tai vaikų dienos centre dirbu su berniukais mergaitėm nepriklausomai pagal lytį. Panevėžio miesto bendruomeninės šeimos namuose vedu socialinių įgūdžių grupės, palaikymo grupės ir taip toliau berniukam, paaugliam, vyram. Ko reikia? Kaip reikia to, kaip ir visiems. Būti suprastiem, būti išgirstiem, būti nepamirštiem, atliepti individualų poreikį, ko mes kartais visuomeniai mes sudedam viską į lentynas, ne, ir užmirštam tam tikrus žmogus individualius poreikius ir būti. Būti tuo, ko aš noriu būti. Būti vaiku, būti paaugliu, būti suaugusiu, būti kažkuo, ar ne? Bet įsivardinti, kur yra riba. Ne, kad nebūtų manipulacijos, kada man patogu, aš esu vaikas, kada man patogu, aš esu suaugęs, ne? Tai bendro recepto turbūt nėra vieno, bet aš kažkaip šito metodu tikiu, nes su paaugliais berniukais tu gali pagvildenti visai kitaip temas, kai nėra šone priešingos lyties atstovų, nors mes kalbam, kad ne visada yra tai apie lytį, ar ne, bet būna kartais mažiau dominavimo, ar ne, mažiau to tokio pasikėlimo, ar ne, vis tiek norim padaryti įspūdį vieni kitiem, tai kai bernai daro tik prieš bernus įspūdį yra viena, bet kur bernas darys ir mergaitėm ir berniukam jau yra daug daugiau krūvio, ar ne? Tai yra tų dalykų, to vieno bendro vardiklio nėra, labai priklauso nuo grupės, nuo amžiaus, nuo problematikos, yra šiaip skirstų taip, daug maž 10-12, 13-15, 15-17 ir turėjęs su grupių, kur net neveikia tas metodas, emocijų ir elgesio sutrikimais bandėm surinkti grupę, nes labiau yra apie individualų darbą, grupinis jis yra pakankamai sunkus, kur net nebetėsiam grupės proceso, tiesiog, ar ne? Labai norisi dirbti ir atliepti tų poreikių žmogeliukų, kurie galbūt linkę nusikalsti yra jauni žmonės, ar ne, nes iš tikrųjų yra apie tai, kad kaip čia tie neatliepti arba netinkamai atliepti poreikiai yra tų jaunų žmonių, aišku, vėlgi, 8 susitikimai su tais jaunais žmonėm, kiek mes čia galim pasiekti. Yra visokių atvejų, buvo visokių sėkmės istorijų, buvo, kad po grupių lieka konsultuotis individualiai, tada tu jau jauno to žmogaus klausi, o apie ką mes toliau? Nes socialinis darbuotojas, tai ne psichiatras, ne psichologas, ar ne? Yra tam tikros temos, kuriomis mes kalbam. Ir tada tu supranti, kad tas paauglys ar vaikas, nes vienas atvejis ateina tik dėl to, kad nori ateiti pakalbėti. Pakalbėti su Kasparu. Ne, ir čia jau tada mes turime kažkaip ieškoti kitų būdų, kitų alternatyvų, kaip tam vaikui rasti tą saugią aplinką, kalbėti, bendrauti, nes vis tiek socialinio darbuotojo konsultacijos yra apie tam tikras temas, ar ne? Ir nesam tikrai nei psichologai, ar ne, kur ne terapeutai, kur galim tą didelį labai procesą daryti, tai jeigu įsivertinam, kad nėra, ieškom kažko kito vaikui, tai aš labai tikiu apie tą individualų santykį darbą irgi nukreiptą, gal čia jau nebūtinai per lytį, ar ne, tada
tikrai yra tų ir suaugusių vyrų ir vaikų, berniukų buvo, kur labai neužsikabina kažkaip pas psichologą, bet labai neblogai būna tose berniukų vyrų grupėse. Ne, nu tai tikslas yra rodyti tą metodą, kuo daugiau. Nu, tai nežinau, grįžta būna. Po pusmečio grįžta tie bernai, kai vienas kitas dar kartą pakartoti, nes labai patiko, esam turėję su viena grupė susitikimų ciklą, praėjo 2 mėnesiai, dar vieną susitikimų ciklą turėjom, labai gvildenom, tapas labai susiformavus grupė buvo. Tai yra labai daug to žalos vaikam padarytos TikTokų, pornografijos, visų kitų dalykų, ar ne, kur nelabai su tuo dirbam, arba dirbam per lytinę švietimo prizmę, bet jeigu per lytinę švietimo prizmę ir mokykloje klasiokai tau trukdys klausyti ir žvengti, nors tau bus įdomu, ne, tada tu norėsi dominuoti. Nu ir čia žinai apie metodą. Ir jaunimo organizacijos turi lytiškumo mokymą savo viduje ir vėl gal kitaip yra negu klasėje ir taip toliau, nes visai kita dinamika, visai kiti dalykai. Tai iš tavęs klausausi ir galvoju, kad vis dėlto stigma yra, gal ir tokia visuomenė sukurta, kad vyrai nenori kalbėti apie jausmus, apie emocijas, kad jie nenori kalbėtis. Tai čia kaip yra, nes pavyzdžiui dabar yra net ten vyrų gentis vis daugiau kviečia žmonių prisijungti ir tiek vyrų, tiek, sakykime, bet aš taip supratau, pas tave nėra problemos, kad susirenka jaunimas ar ten vaikai ar suaugę, bet kiti sako, kad sunkiai renkasi. Suaugę renkasi sunkiai, o vaikai paaugliai, nes yra ir tėvų įtakos. Tėvų švietimo specialistų, dar kažko ar ne, kur jau nedirbam su jaunesniais dirbam su prevencija. Ne, iš tikrųjų. O su kitais kartais jau tenka, tie, kurie jau kažkokias pasekmes turi. Vyrai šiaip sunkiai reiškia emocijas, bet kodėl? Dėl to, kad kartos, ne? Mūsų seneliai augo kitaip nei mūsų tėvai auga kitaip nei mes augsim kitaip. Labai paprastas pavyzdys. Ar yra jum klausime gyvenime uždavę, ar vyras, gimė jum vaikas, ne? Ir uždavę kas nors klausimą, ar padeda jum vyras? Oi, dažnai. Dažnai? Dažnai. Bet vyras nepadeda, vyras augina kartu. Ar ne? Tai čia šiuo atveju tik tai skirtingos rolės. Aš nesuplaku į vieną, skirtingos rolės. Faktas ir biologiškai, ir visaip kaip vaikui pradžiai pirmosius keletą metų, jeigu nedaugiau reikės labiau mamos, ir čia yra natūralūs biologiniai procesai. Bet jeigu mes užėmam skirtingas pareigybės darbegi, mes kolegos, ar ne, mes dirbam tą patį darbą kartu. Tai lygiai taip pat šeimoje. Ir tokie mažmažiukai, ar ne, susideda. Ne? Tai dabar pradedama kalbėti, kad vyrai patiria pogimdyminę depresiją. Būtent iš tos socialinės, emocinės pusės, nes yra daug pokyčių šeimoje. Mes savo vyrai vis tiek mes esam rūpintojai, sąmoningai ir pasąmoningai, ir visuomenės deleguota, kad vyras yra rūpintojas ir žinai, ką mes darom su tuo, ir kai mes aprūpinam tą šeimą, yra daug deleguojama. Ir dar yra tas labai gaju, kad nelabai kam rūpi. Ne, yra gentis, yra dar kažkas, ar ne, bet tiesiog ar vyras savo geriausiam draugui gali pasipasakoti, žinai. Ir čia, iš to formuojasi, ar ne, tai aš manau, kad čia yra apie visuomenę, ne tik apie Lietuvą čia. Pas mus dar gajau, ne, dėl to, kad sovietmečių visi gerai gyvenam ir iš visgi nieks nieko nekalbėdavom, ar ne, bet ir vyrų įsitraukimas į nevyriausybinės organizacijas yra daug mažesnis, apie kurį mes kalbėjom ir visą kitą. Tai yra toks, kad aš labiau savį ir save. Aš taip galvoju, nežinau, daug išgirstu ten tokių visokių nuomonių ir iš jaunesnių, ir iš vyresnių. Ir būna kartais toks, sako, kad labai daug kartais vyrai tokio ir heito turi, tos neapykantos, ne, kartais ir dabar ten tų moterų, kad tos lygios galimybės, net ir šiandien, kaip tik mačiau lygių galimybių teisų, ten dabar neatsimenu pilnos organizacijos pavadinimo, kokios čia kitos pas jūs lygios galimybės, jeigu sektoriui dirba vien moteris, tai kur vyrai. Bet tas ir kai tą pasakai, kartais yra atlyginimas ir tas emocinis krūvis kiekvieną dieną atbaido. Bet aš dabar vėl visai kitaip galvoju, gal visą tai kyla, ir yra iš to nesikalbėjimo, neišgirdimo viens kito, nes irgi tarpusavy tokia stigma, tu gali apie žvejybą
statybą, apie ten kokias mašinas, nežinau, ką dar kalbėti, ką krepšinį, ne, bet, pavyzdžiui, emocijas ne. Ir tada, ir gaunas, kaip tu jautiesi iš tikrųjų, ir kartais, reikia labai daug sluoksnių atkrapštyti, kad kažkaip galėtum tą tikrą atsakymą išgirsti. Gal atsakant tą kažkokie dvigubi standartai, ašgi pasirinkau, žinodamas, kokia alga mano bus dirbti tą darbą. Ir tai manęs nežydžia, ne? Bet šiaip paprastai pačių moterų paklausus, kas turi daugiau uždirbti, vyras ar moteris, bus atsakymas turbūt didžiosios imties, kad vyras, ar ne? Tai iš principo patys kūrėm diskriminaciją, tiek moteris, tiek vyrai. Dėl to, kad yra pradai, ne? Pradedant kalbėti apie kraštutinius atvejus, kaip privalomoji karinė tarnyba ar dar kažką, tada pasilieka irgi tik tai vyriškoji pusė, ne? Kai kalbam apie sunkius darbus, tokius kaip, nežinau, Lietuvoje gal nėra tokių, bet anglies kasyba, ar ten nesvarbu kas, vis tiek yra vyrai, ne? Socialiai mes visi galim būti lygus, bet mes pasirenkam, ar aš būsiu mokytoju, ar ne, ar būsiu statybininku. Na ir tada, jeigu aš netikiu, kad moteris statybininkė mažiau uždirbs už vyrą statybininką, jeigu taip pat gerai ir taip pat greitai atliks savo darbą. Lygiai taip pat, kaip aš neuždirbu daugiau negu jokia moteris socialinė darbuotoja. Turiu omeny pagal kvalifikaciją, bla bla bla, koeficientai, įstaigos, numatyti. Tai čia nežinau, čia turbūt reikėtų padėti šiek tiek šitą iš šalinį, šia labai ilga tema, kas liečia emocinį raštingumą, mes neturim emocinį raštingumą, suaugę žmonės. Dabar mes pradedam vaikus mokinti darželėje, ar ne? Piktulis, linksmulis, baimulis ir taip toliau, bet aš kaip mokykloje mokiausi, nežinau, neatsimenu, kad mes kalbėtume apie tokius dalykus, kalbėtum tik tai per dorinį ugdymą, kas būda etika, per filosofinę prizmę, kas irgi yra labai savitas dalykas, ar ne, per tikybą, kas irgi yra, ne, labai fainas krikščioniškas momentas, bet irgi yra tam tikrų dalykų, ar ne, kur galbūt reikėtų moderniau pasižiūrėti tą emocinį ugdymą, ar ne, tai yra, bet gal dabar, žinai, nueinam į kitą kraštą, kur aš kartais vaikams sakau, dabar pakalbėkime apie jausmus ir emocijas. Ir vėl, žinai. Tai ar ne, kiek mes taip užstojam, o kas liečia saugusius vyrus, tai turbūt turim pradėti nuo šeimos, jeigu kiekviena moteris grįžus namo pati pasakys, kaip jaučiasi ir paklaus vyro, kaip jis jaučiasi. Ir nei vienas negalės atsakyti gerai, nes gerai yra būsena, ne jausmas, ar ne? Tada mes pradėsime kažkur eiti. Puikia mintis tavo, nežinau, man tai patiko, grinai praktinis patarimas kiekvienai moteriai, kiekvienam vyrui paklausti, kaip tu šiandien jautysi ir atsakymą pasakyti tokį, gal nebūtinai išvedžiojimų, bet tikra negerai, nes mes dažnai apsiribuojam gerai ir kartais net sunku iš kito žmogus ištraukti kažką kitokio, o jeigu kitaip kaip nors pasakytum ir viskas. Maskautose aš vyresnių kaip klausiu, kaip tu gyveni, kaip tu jautiesi ir aš nepriimu atsakymo gerai, bet jeigu kaip gyveni gerai gali būti, bet jautiesi gerai, tai čia gerai, blogai, tai pykina, nepykina, ne, tai norėtųsi jausmą, tai aš klausiu apie 3 geras jausmo savybės. Tu man 3 dalykus pasakyk, kodėl tu gerai jautiesi, gerai gyveni. Ir tada žmonės pradeda mąstyti ir kartais tikrai sunku tuos 3 dalykus pasakyti iš tikrųjų. Tai čia tokie pratimėliai. Tai ir pabaigai tada jau mes čia, kaip sakant, gerai pasikalbėjom su Kasparu, norėčiau dar tada paklausti, tai kas vis dėlto tave šiuo metu labiausiai užkabina? Kada jautiesi darantis didžiausią kažkokį ten skirtumą ar poveikį, ar gėrį, kas tave užkabina? Iš tikrųjų niekada nesusimaščiau ir aš gal per tiek metų, aš manau, kad aš visur poveikį darau ir aš išmokau, žinai, kažkaip mažom pergalėm vadovautis. Jeigu savanorystėje, tai tarkim šiemet buvau užsivežę 16 vaikų su keliais lydinčiais vadovais kartu, bet aš jau ten kaip vienas tų pagrindinių į Anglijas. Mūsų didesnė delegacija važiavo, bet 16 paauglių, už kuriuos buvau tiesiog aš atsakingas, ar ne, tai ir tu matai, kad tu gali pasitikėti, tikėti visais, kad viskas bus gerai ir skraidintis jau net nebe Europos Sąjungos šalį, ar ne, ir viskas įvyksta super, nes vaikai tas klauso ir viskas gerai, tai tada tu supranti, ne iš savo savanorystės, kad įdirbis geras, nes jie klausosi, lygiai taip pat darbe, ne, kad jeigu jau išmoksta pasakyti patinka, nepatinka ir pagrysti kodėl, ar ne, arba kaip jaučiasi, arba galų gale, tai čia tos yra mažas pergalės. Kas liečia geltoną pasaulį, irgi kol kas tai yra savanorystė, bet norisi irgi, kad mes bandom
mes pakvietėm panevėžiečius tiesiog savanoriauti ir turėjom stabdyti, tai reiškia, mes turim aktyvių žmonių, ar ne? Po to, aišku, kyla iššūkių ir tiem patiem aktyviem žmonėm, bet tiesiog, ar ne? Tai aš visur įžvelgiu, kad yra pokyčio. Gal visada norėtume jo daugiau viską, bet kažkaip su metais tu vis saveramine, ne, kad po truputį. Mažai žingsniais, tikrai ne 9 myliais, kaip pasakoja, ar ne? Tai jo, tai aš galvoju, kad aš visur kažkaip kuriu tą pokytį kažkokį, ne, galbūt ir tuo mikro lygmeniu, ne, tuo mažuoju asmens bendruomenės, dar kažko. Dabar, žinai, tam vaikų dienos centre mes skautiškas veiklas vedu ir irgi kai kuriem vaikeliam tą parodyti tą saugę bendruomenę, kurios galbūt reikia, kurios reikėjo kažkurio momentu man, tų draugų, žinai, ir viso kito. Na ir pabaigai, kokį palinkėjimą mūsų klausytojams? Ką norėtum pasakyti, ar apskritai panevėžiečiams? Jeigu palinkėjimas toks, bet toks moralas, man patinka moralai, tai jeigu aš sakau, kad blogai, aš turiu turėti bent variantą pasiūlyti, kaip yra geriau padaryti. Ne? Jeigu aš sakau tik tai blogai, bet neturiu argumento, kaip padaryti geriau, tai kelia įtampą, dar kažkas. Aš nekalbu apie nacionalinį lygį, ne, bet organizacijų, šeimos prizmę. Ne? Jeigu man kažkas nepatinka, aš turiu siūlyti, kaip padaryti, kad būtų geriau, optimizuoti, patikti. O ne tik tai bambėti. Tai linkiu visiems, kad jeigu aš sakau, kad kažkas negerai, darbe, namuose, organizacijoje, kuriuo priklausau, tai labai sveikintina sakyti, kad negerai, bet tada siūlyti, kaip padaryti, kad būtų geriau. Racionaliai, aiškiai, o ne belekai. Tai va šitas palinkėjimas, nes pasidarom babekliai. Supratau. Man irgi šitą labai man mintis patinka, nes man irgi patinka greitai kažką susidėlioti mintis, kažką daryti, nes jeigu tau nepatinka, tu turi tą situaciją spręsti, tai tik sėdėti ir, nežinau, kaip čia toks tarptautinis žodis yra, ruminuoti jaunimo tarpe, labai girdėjau dabar populiarus. Pirmą kartą girdžiu, tai nežinau, nes to jaunimu gal bendrauju. Gal su tokiais kitokiais. Tai norėjau pabaigai dar paskaityti tokią pasirašytą savo mintį, kad keisdami stereotipus, kalbant gal apie vyriškumą apskritai, į naują sampratą, tai gebėjimas išgirsti, išjausti ir palaikyti yra, gal, sakyčiau, visos bendruomenės yra pagrindinis tikslas. Ir vyrų įsitraukimas socialinį darbą ir emocinės sveikatos klausimus yra ypatingai svarbus. Nes, man atrodo, labai aiškiai Kasparas paliudino, kad galima gyvai paliudyti, kokią reikšmingą vyrų įtrauktis ir taip vadinamas moteriškas gal sritis ir specialybės. Ir kodėl būtina apie kalbėti, griaustyti stereotipus ir drąsinti kuo daugiau žmonių, ne tik vyro apskritai, kalbėti apie emocinę sveikatą, apie savęs pažinimą ir dalintis su kitais. Ačiū labai, Kasparai, kad sutikai su manim pakalbėti, labai buvo smagus pokalbis, toks tikrai įvairiapusis ir išsamus. Ačiū už kvietimą. Iki kitų kartų.